10 savaičių. Nežinau, kaip bus dar, kaip sakant, pirmoji savaitė, tai vis dar blaiva. Vis dar. Vis dar. Nes iš tikrųjų aš tikiu, kad šie barmenai, nuostabūs Klaipėdos barmenai, jie labai pasistengs ir tas vis dar išnyktų, susistengs 10 savaičių, kiekvieną savaitę būtų čia Klaipėdas. Nes, suprantu, čia yra pirmasis koncertas Dr. Who, apskritai Klaipėdai, pirmasis koncertas po Pirmasis. Iš viso Klaipėdoje koncertuoju pirmą kartą ir čia buvau gal, kai man buvo, nežinau, 16 metų. Tai žodžiu, jo, senai. Ne taip ir seniai, čia kokie 3 metų turbūt praėjo nuo tą laiką? Tarkim daugiau. 4. Ar tikėjais Giedrė laimėti X Factor'ą? Ne. Šis? Ne. O kas galvoji, kas laimės? Šiaip tai aš turėjau savo finalistus, kurie iškrito, tai buvo Martynas, Ugnė ir dar buvo... Aš galvojau RSP dėl to, kad jos labai palaikė. Mūsų trejetas man buvo gan keistas. Nu žodžiu, bet kai stovėjau su RSP, tai buvau beveik tikra, kad RSP laimės. Bet ten reikia supratau. Šiaip galima dabar vieną klausimą. Mes, ta prasme, baltavom visi ir mes tą pakvietėm šiandien čia, nes tos litus, kur išleidom, tai galvojom, šiandien tai kaip tam? Sąskaitos iškilotinė atneškino. Gerai, nu jo, be abejo. Visiems ten sakė padalinti, tai neužteks tiek istorijų pinigų. Aš skaičiavau, dėjau tos lietus, galiausiai tai daug labai gavosi. Nežinau, kad čia iš tas toks reikės, neužtenka laimėti. Gerai, kai telefonai įmonė, nu. Kiek galvoji tavo pakeis tavo karjerą, pasirašymas su Sony Music kontraktą? Čia vat būtent esminis prizas ir yra. Šiaip tai nežinau, ar labai jisai smarkiai įtakos mane dėl to, kad ką aš noriu daryti toliau, tai yra tiek alternatyviau. Ir nėra nei tas kaip pop-rock, kur man lipdo labai etiketė, tai nelabai aš tą norėčiau. Tai norėčiau kažkokios tai elektronikos, žodžiu. O šiaip, kad įtakos, aš sakau, labai gražiai atrodys CV, rašant su Sony, nu ir ten tarp skliaustų paminim, kad Alicia Keys dainuoja, Michaelas Jacksonas dainavo, tai žodžiu. Visai nieko. Bet šiaip pagalvodavai, kad tu gali laimėti tą projektą? Aš sakau... Eidama dalyvauti? Ne, aš galvojau mane išmes iš viso pačioje pradžioje, nes galvojau, kad tokie, nu kaip, tipo punkė, bet kaip ir visi dauguma čia tų alternatyvių lietuvių ir labai daug smarkiai šaukiančių buvo, kad aš esu kitoks. Aš sakiau, aš Giedrė. Ir vis dėl to visi gaunasi vienodi, nes visi šaukia, aš esu kitoks, tas irgi standartiškai. Bet jūs visi kalbat, yra serijos šalia žvaigždės. Širtuliukai, tai neįda, tai aišku, aš Giedrė norėjau paklausyti, nu čia visiškai nesu manim su jos prav, visiškai. Jo. Giedrė, ar tu turi vaikiną? Nes tu Ketvirta žvaigždutė. Tu vėl klausimas buvo tavo praeitas konkurentas, o dabar jau, spėjo kolega Martynas pas mums klube, Dr. Who, ir... Na, ten merginų ažiotažas buvo, nežinau, jos ten tokia koncentracija vienoje vietoje, Klaipėdos turbūt dar niekur nebuvo. Tai aš dabar tikiuosi, vaikinų bus lygiai taip pat. Ką turėtų Gediminas tam vaikinui įpilti, kad jisai atneštų tą kokteilį tau? Ir tą, tai paimtų žemės kinų, kaip tas merginos. Ne, man nereikia, man geriau ten duonos su sūriu, sakydamas, gėrimą aš jau turiu. Na, kad priimtų tikrai Gedimino kokteilį. Koks tai būtų turėtų kokteilis? Vėl gerbėjai. Nežinau, neįsivaizduoju. Kokteilių, sunku pasakyti, aš dabar koncentruojuosi apie vakarą ir dainavimą. Vakarą, vienintelis tikslas, dainavimas. Viskas, jo, į tą. Ir profesionalumo požiūrį. Tarkim, jo. Ar jaudulys, truputį vis tiek to jaudulio yra? Jo, yra. Dėl to, kad aš sakau, yra vienas dalykas, koncertai, ką mes darydavom X Factory, plius minus tai yra žaidimas, tai yra 2 šou pasirodymai ir viską veža. Marijonas, teisėjai ir visa kita komanda, tai čia atsistoji ir tai su vienu. Tai... Trūksta to palaikymo komandos, backupo? Nu, be abejo, tai tokia minė... Mes kelis plakatus turim pasiruošėm su... Tai ne, tai gerai tada. Fanų bus ultrų, kaip tai jos vadina dabar mano jau. Ultrai. Ne, šiaip tai sunku. Koncertas. Bijau. Bet gal tai jau gerai. Mes dar turim čia po stalom, stalo. Reik baimė. Čia dabar kiek žmonių dar mus žiūri, 3 matau žiūri. Tai
Ką tu jam norėtum pasakyti, kad jie ateitų pažiūrėti į tavo koncertą, šis koncertas bus geras ir kad ateitų pasitaškyti vis dėlto penktadienio vakarą, kaip vyčiant. Kur geriau jie ne čia. Jau man rašo, iš tikrųjų, galiu paskaityti iš tavo iš mane. Davai varom dirbt žmonių, jau daug turim. Tai aš manau, tą linksmą gaida. Tai gerai, Giedre, tada paleidžiam tave ir lauksim scenoje. Šiandien Dr. Who pirmą kartą Klaipėdoje. Aš palydėsiu, Giedre, nesijaučiu. Gerai. Palydėk. Ačiū jums labai. Gerai, ačiū. Paskutinį šotą. Kol dar haliavai. Vytai. Vytai sveik. Tai va, čia Braška man pasakyti paskutinį žodį. Ko tyli? Braška, Angelika, kodėl tu ant kaktos esi užsidėjus tą bato raištuką? Mano bato raištukas reiškia, kad Ne šuo sugraužė batą. kad Klaipėdai aš dirbsiu kitai šitam naktiniam klube ir aš labai džiuga. Iš tikrųjų, tai nežinau, kad... Čia dabar madoj, iš tikrųjų, seku madą ir noriu būti labai madinga, dėl to aš raištuko. Dabar madinga tatuiruotės ant veido daryti, sakyti. Tomas. Mūsų Aš jau kolega, prisidėjau labai daug, man sakė, Gali kad parodyt? nesidaryti. Gali parodyti kažkaip? Tikriausiai ne visas Parodyk parodyk. prašau man į kamerą, su savo tatuiruotę. Kaip? Vieną? Batų nesimau. Čia labai gražiai yra parodyk. Kas čia yra? Akis. O. Aš ten toliau... Jei patinka matyti, Jeigu turėsiu rodyti, reikės uždėti ženkliuką. Tai uždėjo. Uždėti jau ženkliuką. O kur dar turi? Turiu ant kojo. Vienos ar dviejų? Dviejų. Dar kur? Ant papukų. Krūtinės? Ant papukų. Gali čia atsistot, kur nieks nemato ir parodyti. Aš tau jau rodžiau, bet tu nežinai. Mano! Iš tikrųjų tai rodžiau. Taip. To negalima bus. O jeigu ir mes žmonės sukuosi? Kokia žmona? Aš sakė, kad neturi žmona. Ta vakarą jis kalbėjo man kitaip. Kodėl atrodo, kad išjung kamerą? Taip, man nebešnekėti, kaip nešnekėti daugiau. Sakės, gali parodyti, vis tiek, nu, tarkim, aš mačiau, bet gali parodyti, Linas nėra matęs. Linu, tiesiog Linai parodykit, jis tą plaukstę ir visų. Aš jau pakviesti visą. Negaliu, aš su Lino panelės labai geras draugas, todėl negaliu rodyti. Kodėl tu tą čia Brašką taip buvus kaip tavęs? Nebeklausau. Gedai, kur tu turi tatuiruotę? Neturi? Kodėl? Turiu tik tu iš našlėgių žiūrėti. Įgavo. Bet jis jau daug turi, nes aš visas gumas kramto, o jam atiduodu. Kam? Gumas atiduodu? Ne, Ne, daug reikia. iki būdų. Tu senos gumą suvalgai, ta prasme yra guma būna piniota tatuiruotė. Tai jam visas tatuiruotės atiduodu, o aš tas gumas kramtu, dėl to visos plombos iškritė iš tam. Terminas dingo, kai su žvaigždė. O Dievas, gerai. Nenori kitos tatuiruotės. Pareis pasidarys dar vieną ant galvos tatuiruotę. Žinoma, kad tiek populiarumo susilaukė iš vakarą, labai smagu. Kas tau rašė? Visi? Visi kas? 3. Va paviešink mums, sardas Mikėnį. Jau piešino visus. Mylimam kolegui Karoliui, kuris negalėjo dirbti dėl traumos. Čia iš tų 3 Karolių žiūri, kas dar? Edvinas labai skambino. Paplauskas. Mūsų direktorius trukdė. Kinkevičius, Paplauskas. 1,5 Martynas, Kuris? mūsų tas šokėjas. A, šitas. Kur gerai atrodo. Ir jis dar mūsų žiūri, ir Elinai tau linkėjimai. Ir dar kažkaip skambinu, ne, skambinu, aš numetinėjau, nes nu negražu, kaip aš telefoną. Grįžai labai greitai, jaučiu nepavyko. Nieko chvalys. Žiūrėk, jau kontrai galima žvaigždutę dėl kontrašą. Viskas tvarkoja, aš palydėjau, Kažkaip Giedrė. Važiavai su mašino, gėri B53, gėri A. Dar po vieną B52. Bet dabar terminas daro. Da, terminai tu padaryk. Paruošim čia, kad matytumės
Aš matau, kad šitą vietą tik tai mato. 5-2 tai gausi Pačią kraštą. Vedė Mamaskomu, kad dar vienas į barą, nedaug žmonių sakė. Nu gerai, gerai. Gerai. Mamaskomu. Aš neinu. Tu į... Iki 3 peržiūrų. Ai, geras nesakė. Mamaskomu. Iki 3 peržiūrų. Nu gerai. Nėra ten pažiūrų. Nu 3 baimeriai dar apsuk. Aš esu su Tomai, tai. Palauk, Karlui paskambinsiu. Karlui daik padirb, tai aš tai pakeisti. Ką čia reikia daryti? Kažkiek tai pilti. Čia apie šaukštą pilk, apsuk, nu. Gerai, apsuk, matai, net ne. Parodyk, ką pili. Oi, tie čainikai negaliu. Nu, ženk pavadinimą, nes alkoholio reklama yra draudžiama. Po 11 galima. 11 galima. Bet jeigu per nuodas dabar žiūri, tai turi pašviesą malį. Sakykit stop, labai garsiai. Opa, Ja. Jeigu kas nors žiūrit mus ir norit pas mus ateiti čia, tai varykit čia, 3 aukštas pas mus. Arba Rusija. Arba Rusija. Tu iš tikrųjų Rusy tai mačiau labai daug žmonių. Praėjau Giedrę dėdamas. Aš sėdėjau Giedrę. Ir buvo labai daug žmonių. Man būtų įdomu, pavyzdžiui, pamatyti, žinai, kad čia yra kiek žiūrovų prisijungia ir matytumėm kiekvieną nuotrauką, galėtume pamojuoti ant O, tu dar biškai. Tomai sveikas, Darius sveikas, žinai, būtų tas naujas. Reikia kamerą priėjimo. Tai yra. Tu gali priminti, tai kad aš žiūrėjau, o tu rasės irgi nevai. Nu va čia, va, jis tas. Gali ateiti šalia tavęs. Tiek nematytų. Ne visai Tomai neblogai gaunasi. Bet turbūt dar niekas nesuprato, kad tas mūsų slaptas yra... Šnekovas. Žiūrovas, kuris matė mano tatuiruotę, pabrėžiu, matė. Ai. O tu turi neringą? Bet svarbiausia, bet M2DA darant tai klasikinį Red Bull šaukštelį, būtinai Red Bull šaukštelis turi būti. Jam sumokėjo. Kadaise įsimokėjo Red Bull'ą. Jam sumokėjo. Čia trūksta, aš manau, kad čia trūksta čia. Ne. Šitas yra tas šaukštelis. Šitas šaukštelis. Koks jūsų darbas sudėtingas? Šitiek daug streso. Žiauriai daug, ateini į tūsą, patūsini, išgeri ir grįžti namo. To kaip kickboksininkų rankas labai dreba. Kažkas iš Būtent, užsienio aš rašo. kaip Muhamedas Ali. Ir man vieną šotą. Čia spėjau, gali Iš anglų. Ne, 4-7 yra Norvegija. Čia koks, čia... Arba Linkėjimai! Pasirašykit, nu, neturiu užsienietiškų numerių. Nežinau, aš galėčiau patikrinti. Tuo iš tatų jau skambinti, žinai. Jo. Kur Arba yra šiandien, ar uždegamasis gali būt skystis ir ten dar kažko tai reikia. Zažgalka turi, Zažgalka, jo. Žugalkė. Žaibtuvas. Arti partija. Artipartai. Judesiam Aš žinau, Dalyvauja devynis devietas, žiūrite jum linkėjimai visiems. Laukiam sugrįžtant. Artis partijas dabar yra kino režisierius. Kino režisierius. Ir krepšininkas, tarp kitko, mačiau. Tai, karoči, laukiam grįžtant jūsų į Lietuvą. Čia už jūs išgersim. Visų laukiam daktar Hušį vakar. Nu? Ai, o, tipo, Bet laižom draugo šiaudelį. Aš kalbu, Ger. aš sulaikyti visų šiaudelį. Skaniai. Ir man laida jau užsidėksim. Ne, bet tai rytoj pavyko pirdiks. Gausi tai ten tavęs baškas. Nes tipo čia, aš iš pareigos tikrai norėjau kažkaip. Aš ir mane privertė darbo. Sako, tipo tenai, gali pasifilmuoti. Po to velnio aš ten eisiu ir vis nusiškė. Kėda iki apačią. Jėna patsakyti. Tai čia manęs vienintelė nevertė ateiti. Vieninteliam, kur parašė, Tomai nori nusifilmuoti. Iškart barsas, kuris pradėjo. Be 10-11 pakėtėm. Be 8-11 buvo atskara. Aš buvau netgi važiavau Ne, nes kažkokia šitas ten gavo istorijas. Arba parašė, kas parašė. Artipartai. Jau visi pamojavom. Nes palaik. Aš du Vaiva dirba šiandien? Kilė. Tarp kitko padarysime promą, jeigu jums dar bus negana čia,
visi keliai veda iš 10 Killer Disco bar, pirmas aukštas ten eirinė ir prieš Žaną lauks jūsų apačioje. Ne, kažkas tu... Lievas šitas buvo, ne? Pabandau, gerai? Pabandau. Nu, davai, pabandau. Tomai, Давай paprašau. по морскому. Давай. Gerai. Ne, Давай, ты меня говори. Да. По морскому. Тут. Давай. Man biškai gėda. Greičiau, nes laikas. Tik tai tą čipurašą. Blet, žinai, kaip tiesiog Tai kas yra? nesėkis. Man apmoka, da. Vėl reklamą reikia. Gerkit, reklamą reikia. Visus labai kviečiame į mūsų nuostabų klubą Killer Disco barą, ten, kur Airinė ir mūsų nuostabioji Julija jum įpils po šotą! Bet pamiršau pasakyti, kad pirmą reikia ateiti į Dr. Who, o po to keliauti į ten. Visi normalų žmonės ir taip ateina į Dr. Who. O ten nenormal, kaip O ten Tai nenormal. tie normalų, jie ateis čia, ateis nueis ir ten. Tu nori kam... Noriu pamatyti tatuiruotę. Ir kas? Ką čia reiškia? Tai dar jam nutirpink. Lauk, kad galvoju, kad svetima. Mama tik, kad tu laido šitas nežiūri. Laido. Su mašinai į darbą. Grįžti iš kauno. Reikėtų specialios aikštelės, kad Gerai, gautų su turime mašina. maksimum 11 minučių, nes jeigu ne, tai aš žinau, kad toj Vytas man duos per galvą ir taip, bet tai... Neviršysiu 10 minučių, tik tai bus, o jeigu taip, tai labai blogai. Aš turiu pasiruošęs pusvalandį ir Harlem Shake, aš iššoksiu, tai užimsiu. O davai varom į ciklą. Dabar padarykit. O kaip padaryti Galim tą padaryti kadrą? muziką kokią ritmesnę, kad galėtume pašeiti. Žinai, kaip galim padaryti? Davai vestuvo. Žiūrėk, jūs sėdit, kažkur jis daro, po to aš uždengiu kamerą. Davai. O čia tai efektai. Ką darykit? Spielbergas pakirtų, žinai. Mes gal greitai pasitraukėm ir tik... Nereikia, Vienas sėdit, dalykas. kažkur jis daro, aš uždengiu kamerą, atidengiu ir visi kažką daro. Čia bus Justin Bieto, Harlem Shake'as į vienas vardas dabar. Tiesiog elementariai. Justin Bieber turi internetą. Dabar pakeliu į Klaipėdą, tai neturi, manau. Davai, aš dar. Kur tu eini, sėdėk vietoj, po to, kai aš uždėsiu kamerą. Galim šiaip gyvai. O kada reikia padaryti? Dar iš purvių. Dabar. Tai va, visi darė, įrašinėjo, mes tiesiogiai padarėm. Į vienus kartus. Kur eina mano gyvenimas? Devynioliktas. Man atrodo, link ten, kad tu šiandien nevairuosi. Ar aš teisus ar ne? Kertam? Čia. Ne. Aš esu atsakingas vairuotojas. Jau nebeatsakingas, jeigu vairuosi. Aš nevairuosiu, nes aš esu atsakingas Jau nebevairuosi. 9 minutės dar turim kažką veikti. 9 minutės dar turim ką veikti. Jo. Tai galim po Maskvų turnyrą sumesti. Iki 3 pergalių po Čyriką. Aš nemoku, galiu Galima suneiti. užkontaratą. Ne, jis tai mokė, tik Daugeliu Čyriką. Bet mes čia savo, ar nesidaromas reklamą? Dėl ko? Ne, nu šiaip. Dėl Amerikos? Ką dėl to? Ai, dėl kad vieną darau, aš galiu išeiti čia, tai vieną darau. Dar mes prieš darbą, dar po darbą filmuosim. Reikėjo greitą kartą, matė, kaip buvau labai santūri. Į vienintelį kartą grįžai su mašina namo. Šiaip aš į darbą su mašiną atvažiuoju. Šiaip aš savo patirties galiu papasakoti. Dirbau visiem nepasakysiu ir anksčiau. Ir Patarėjai girdėjau. Ne, dirbau per vieną, jau buvau. Gerai, neskeksiu, nu tipo, vienas. Ir... Vienas. Pirmoji ne A. Ne, mes tie atvažiuodavom į darbą, tipo, su mašinom ketvirtadienį ir pasiimdavom kitą antradienį, nes savaitgalį jau automatiškai nevairuoju. Ir mes turėjom išvadas, kad, tipo, reikia visiems nusipirkti dviračius.
kadangi su mašina važiuoji, daug negersiu, bet biškai išgersiu ir po darbo vis vien vairuoti negali. Tai nusipirkom visi dviračius, atvažiuodam su dviračiais, ir tada žinai, kad jau gali išgerti, nes jau vairuot mašinas nebereikės. Bet tiek prigerdam, kad, tiek dar palygus. Tai vienas žodžiu, išeilės nėra. Bet aš girdėjau iš tų istoriją, kad mūsų slaptas svečias ruošiasi riedučius pirkti. Jo, Aš nežinau, kaip mes tais įstatymais, ar ten riedučius gyvsam vairuojant atima teisės, ar ne. kad nevairuoja, turiu. O šiandien su šalmu reikės ar be? Kaip? Su šalmu ar be? Man tai reikia su šalmu, nes kai nukrysiu galiu asfaltą pramušti. Saugūnio saugom. Ar tu kurią vietą žadas pramušti? Ei, kriti tam pilvo mušti. Jeigu ant pilvo Net tas vaikai pravaro nori praeiti, reikia įkvėpdės, nėdė. Atsiprašau, nebleisti mano putuoju. Daugiau namiego nemėgti, tai labai. O dar nesupratom. O visas skate parkas, ten pakankamai rampų yra kita vertus. Aš mačiau, dabar yra parketos karstyklės, bet sunkia svoriam nesitaikyti. Yra viena, kurie 150 kg, tikrai būna. Bet jau Esat sumažės nuo čiuožyklo. Neužtalpu. Nes aš tik turėčiau. Neužtalpu. Neringa pasiryžu šiandien ir paskutinį dieną. Neringa nepirkit tavo rytoj laisvę. Tatuiruotė rytoj laisvę. Jo. Tatuiruotė pasijai kartą parodė, kad tai tikrai laisvė. Tik su sąlyga, jeigu nuo čiuožyklo būčiau. Aš neužtalpu. Va tai ir aš ne. Nu čia žiūrėt, tas čiuožyklas aš parodau. Nu, džiūžybos čia aš man. Galėtum su manim nuo čiuožyklos. Linkėjimai daktaram, kad kai terminai sudariau treniruočių programą, kad nepamirštų jis ją ant Bickas įsitaravo, tu atvarysiu. Čia turbūt tau skaitai. Tomai. Tai reiškia, kad tas susitikimas? Gedai iš Ispanijos linkėjimai tau. Man? Nes iš Ne, tikrųjų... Gedas Ispanijoje yra, jam linkėjimai, parašyk žinutę, ar tu gavai tas linkėjimus. Aš nesuprantu, seniai. Čia būtent treniruotė. Yra 4 prisijungę ir vienas Ispanija, kitai Norvegija. Iš kur dar galima? Čia lietuvis. Nes visą savaitę iš Labai tikrųjų matėjas numeris, kad man nerodo numerių. Nu tai iš mūsų telefono. Tai iš manus, nu dabar tai Saugo to tapatybę galbūt, ne? Ne, tiek tos, aš po to įsiaiškinsiu. Ačiū už linkėjimus, terminui perdaviau, jis perdaviau. Tai kur te tavo treniruotė? Nes aš supratau tą žinutę, tiesiog aš visą savaitę nejau treniruotės ir treneriui sakiau, kad aš geriu antibiotikus. Jis vakar killeriuose geria antibiotikus. Tai va, antibiotikai. Ir su mašina važiavau. Žmonės trys. O tu kaip dabar kickboksą lankai, pavyzdžiui, mūsų dabar 3. Nu, neringas neskaičiuoja. Kodėl? Gerai, mūsų 4. Per kiek laiko išjungtų? Ir Linas. Tai jeigu aš greit bėgu. O aš moku pasislėpti. Aš jūsų O Kestas padarė tau Long-Islandą. O tai ką aš gerčiau paskui? Long-Islandą. O tai ką aš paskui Pats gerčiau? laikom ir paskaitom. Aš tai Kestą neišjungčiau. Kestą aš neišjungčiau. Jis kai vakar riešutus valgė, aš gėriau. O omega-3 labai skatina raumenų augimą. Na, omega-3 riebiesius rūgščius labai skatina. Aš girdėjau, kad šiandien Kestas buvo pametęs savo tos Rožinius triušius. datulės. kažkokias. Ne datų. Rožinės kliūtis, pavyzdžiui? Ne, buvo pametęs. Išmečiau, nes iš tikrųjų, nu, tiek daug pasirodymų, po to man galėjo būdavo ruda tėmelė, reikia geltoną ir jie įsiskaldavo, taip kad supratau, kad reikia keisti mano darbinę aprangą. O dabar reikas turi? Dabar turiu daug spalvotų, bet kažkaip nepasiryžtu. Dabar galėtum parodyti? Gali parodyti, kokie dabar esi. Neringa krūtinę parodė, o tu? Dabar nieko neypatingi, ta prasme. Bet įvardiniai. Vardiniai, jo, vardiniai šitai. Nes į darbą reikia dėtis pačius geriausius. O tai prasme, tu kiekvieną savaitės dieną, tu gerus triusikus nešioji, tiesiog tik tai savaitgalį.
Ne, aš paprasme, man dešelių, ta prasme, tokius, kuriuos gėda parodyti, o ką? Ką tai? Kaip? Aš nesimečiau šitą. Čia yra sutimas. Nu, B52 dar nesugėrus, tai tu galėčiau ar ne? Degantį? Taip. Nuo manęs? Nu. Aš nenoriu. Vėl, anonsą rytoj sugalvojat? Anonsą sugalvojat rytoj? Rytoj čia bus ir Justin Bietas ir... Ai, ir DJ iš Vilniaus? Jo, tas iš Vilniaus. G-Sport DJ, 2 pirmą kartą pas mus irgi Klaipėdoj. Bus ir Marčius, bus ir Elina, 2 vilkai bus. Periodas, kadangi čia mėgos irgi bus. Aš tau atrakinki duris. Tu? Ne, aš noriu tavęs. Tai va, pirmos kam rytoj nelaisva. Kestui. Turim lygiai vieną dieną reportažui. Tai va, rytoj pasijungiam vėl 11 val. Kaip ir kiekvieną penktadienį, šeštadienį nuo šiol. Sutikti tos pačius realybės šou veidus. Slaptai svečia. Vis kitokie kokteiliai, vis kitokie Harlem šeikai ir svečiai įvairūs. O man reikės keistą patį stikliną savaitę. Jo, dabar pamatėm, dar kartą gali parodyti, kad visi įsimintų. Gava? Ruda? Yra ruda. Rytoj, kas susileis atsigerti per šimtelį. Gedai tu, ką nors gal nori dar pasakyti? Tik ir tas. Viso gero. Vėringė. Ne, aš turėčiau pasakyti. Man apie laisvą. Nenusimink, kad tai nepamatysit. O tu, Tomai, ką nori pasakyti? O šiandien pasakysiu daktarą, jeigu ateisit, šiandien į daktarą mes sutiksim, gausit tokią apyrankę ir Visi pasiklausysim pamatysit Pervino barą ir su plakatami. Tomu užlipti ant baro šiandien. Pažadėk, kad užlipsi. Pažadėk. Laukiam pasą. Pažadėk. Susidegis nereikia, pažadėk. Viskas. Aš negaliu. Gerai, baigiam. Rašo kolega ble, tai jau suprantu, kad blogai. Susitiksime rytoj, viso gero.